Turėti namus Australijoje beveik kiekvieno svajonė, tačiau yra vienas dalykas, kurį gauni tarsi dovaną, ir jis vadinasi kaimynai. Žinoti, kas gyvena šalia tavęs, yra realybė, apie kurią daugelis žmonių retai susimąsto. Šiandien aš papasakosiu jums tikrą patirtį, kuri man tapo bausme, tad likite su manimi. Draugai, mano šeima netrukus turėjo atvykti iš Pakistano į Australiją. Nusprendžiau jiems padaryti malonę staigmeną, nupirkti nuosavą namą. Tačiau net nenumaniau, kad ši staigmena virs baisiu košmaru. Su tokia mintimi nusprendžiau apžiūrėti namą pietinėje Australijos dalyje. Namas buvo labai švarus, nors statybos požiūriu jis buvo šiek tiek senas, 3 kambarių su privažiavimu, kuris vedė iki galinio garažo, kur buvo galima pastatyti automobilį. Galinėme kieme buvo minkšta vėja, o sienos besiribojančios su kaimyniniais namais buvo maždaug 5-6 pėdų aukščio, lygiai tokios, kokios paprastai būna Australijoje. Name nebuvo matyti jokių didelių trūkumų, tik kelius smulkus darbai, kuriuos buvo galima sutvarkyti laikui bėgant. Tačiau vienas dalykas buvo neįprastas. Šio namo kaina buvo mažesnė už rinkos vertę. Kai paklausiau priežasties, man pasakė, kad savininkas palieka šalį ir nori skubiai parduoti namą. Tai išgirdęs pajutau godumą. Toks pigus namas galbūt daugiau niekada nepasitaikys. Nieko daug negalvojęs, sudariau sandorį. Buvau labai laimingas. Šeimos skrydį suplanavau po 2 mėnesių, kad iki jų atvykimo spėčiau viską sutvarkyti namuose. Vieną akimirką man pasirodė, kad name kažkas yra. Aš patikrinau visą namą, bet nieko neradau. Nuraminau save sakydamas, kad turbūt pats buvau įjungęs šviesą ir pamiršau ją išjungti. Po kelių dienų grįžau iš darbo ir pamačiau, kad televizorius įjungtas. Širdyje kilo keistas klausimas, bet iš karto jį atmečiau, manydamas, jog ryte pats jį palikau įjungtą. Vieną naktį miegojau, kai staiga iš galinio kiemo pasigirdo triukšmas. Išsigandęs atsikėliau ir pamačiau, kad maždaug 13 ar 14 metų 3 afrikietiškos išvaizdos berniukai peršoka mano namo sieną ir eina į kaimyninį namą. Pagalvojau su jais pasikalbėti, bet sustabdžiau save, nusprendęs, kad kitą kartą. Aš ir toliau kiekvieną įvykį laikiau savo vaizduotės vaisiumi ir ignoravau, tačiau tai negalėjo tęstis ilgai. Vieną dieną iš darbo grįžau šiek tiek anksčiau nei įprastai. Pastatęs automobilį privažiavime, vos atidariau garažo duris, mano kojos sustingo vietoje. Priešai stovėjo juodas Audi automobilis, kuris tikrai nebuvo mano. Mano protas tarsi nustojo veikti. Skubiai patikrinau visą namą, jis buvo tuščias. Apimtas panikos gėriau vandeniu ir bandžiau susitvardyti. Staiga man kilo mintis, kad reikia skambinti policijai. Policija atvyko nedelsdama. Po tyrimo paaiškėjo, kad automobilis buvo vogtas. Kadangi mano namuose nebuvo apsaugos kamerų, nebuvo įmanoma nustatyti, kas atvarė automobilį ir jį pastatė garaže. Policija automobilį išsivežė, o aš nusprendžiau, kad nedelsdamas įsirengsiu apsaugos kameras. Maniau, kad to ir viskas ir baigsis, tačiau tikrasis siaubas dar tik prasidėjo. Praėjus trumpam laikui po policijos išvykimo, iš garažo pasigirdo pikto balso keiksmai. Vos išėjęs į lauką, pamačiau 4 afrikietiškos išvaizdos jaunus jaunuolius. Jų rankose buvo dideli durkaliai. Vos mane pamatė, jie sugriebė mane už apykalos ir rėkdami paklausė, kur automobilis. Apimtas didelio siaubo, galėjau tik pasakyti, kad automobilį išsivežė policija. Jie tuoj pat paklausė, kaip policija apie tai sužinojo. Norėdamas išgelbėti gyvybę, aš sumelavau. Pasakiau, kad policijai pranešė namo savininkas, o aš čia tik nuomojuosi būstą. Jie paleido mano apykalą ir išeidami pasakė, šį kartą mes savininko gyvo nepaliksime. Žiūrovai, tą dieną pirmą kartą pajutau, kad šis namas man jau nebepriklauso. Aš nebuvau vienas ir jie visi mane stebėjo. Mano pojūčiai buvo visiškai sutrikę ir nebesupratau, kas vyksta mano gyvenime. Grįžimas namo tapo baime. Dažnai visą naktį praleisdavau nemiegodamas. Nedelsdamas atšaukiau šeimos skrydį ir paprašiau jų dar kelias dienas pasilikti Pakistane. Vieną naktį vėl pasigirdo garsai iš galinio kiemo. Tyliai atsikėliau, patraukiau užuolaidą ir pažvelgiau. Ten buvo tie patys vaikinai.
Klausantis buvo galima suprasti, kad kalbama apie kažkokį sandorį. Norėjau skambinti policijai, tačiau bijojau, kad jei jie apie tai sužinos, mano gyvybei iškils pavojus. Visą naktį stovėjau ten ir klausiausi. Vienas dalykas tapo visiškai aiškus. Jie turėjo pilną prieigą prie mano namų. Kitą dieną negalėjau eiti į darbą. Mintis buvo nuolat susipainiojusios, o širdis namuose visiškai nerado ramybės. Atrodė, lyg tos sienos į mane spoksotų, tarsi namas jau nebepriklausytų man, o aš tik kvėpuočiau kažkieno kito erdvėje. Norėdamas bent kiek susitvardyti, išėjau į lauką. Tuo metu pamačiau priešais esančio namo gyventojus. Jie nusišypo pasisveikimo ir ramiai užsimezgė pokalbis. Kalbėdami, jie manęs paklausė, ar naujuose namuose viskas gerai. Iš pradžių bandžiau įsisukti, tačiau matyt, manyje susikaupusiai baimei reikėjo kelio išeiti. Net pats to nenorėdamas papasakojau jiems viską, kas per tas kelias dienas man nutiko. Vos tik baigiau kalbėti, jų veido išraiškos pasikeitė. Jie pažvelgė vienas į kitą, tarsi dvejodami, ar reikėtų ką nors sakyti. Tada, giliai atsidusę, jie ištarė žodžius, nuo kurių per mano stuburą perbėgo šiurpals. Jie pasakė, jūs niekada neturėjote pirkti šio namo. Šalia jūsų gyvena pats pavojingiausias narkotikų prekeivis. Buvusį savininką būtent šis žmogus buvo bandęs nužudyti. Policija žino viską, kas čia vyksta, bet jūs suprantate, jie nelabai ką daro. Jei jums brangi gyvybė, nelikite čia nė vienos dienos. Tai išgirdęs, staiga viskas tapo aišku. Per mažą kainą, savininko skubėjimas, naktiniai garsai, vogtas automobilis, veidai su durklais rankose ir vakarykštė narkotikų sandorio scena galinėme kieme. Ta pačią akimirką priėmiau sprendimą. Grįžau į namus, pasiėmiau būtiniausius daiktus ir neatsigręždamas atgal visiems laikams palikau šį namą. Šiandien gyvenu nuomojamame būste. Ramybės čia yra, tačiau tas patyrimas vis dar gyvas manyje. Aš vis dar bandau parduoti tą namą. Širdyje net norėčiau, kad kas nors jį nupirktų bent už pusės kainos, jau galėčiau visiems laikams atsikratyti šios baimės. Kai kurie namai pakeičia visą žmogaus gyvenimą. Jei ir jūs manote, kad perkant namą perkami ne tik sienos, bet ir kaimynai, paspauskite patinka ir parašykite komentaruose, ar jūs norėtumėte pirkti tą namą. Ačiū. Žiūrovai, šią istoriją TikTok platformoje urdu kalba pasidalino vienas mūsų draugas. Jei jums patiko ši istorija, prašome paspausti patinka ir užsiprenumeruoti. Jei ir jūs turite kokių nors tikrų istorijų, galite ją pasidalinti su mumis. Jūsų privatumas bus 100% apsaugotas. Elektroninio pašto adresas yra aprašyme. Ačiū.